Girdėjau tokį dalyką, Neišduok mano paslapčių. kad tu naudojai netinkamą dezodorantą pažastim. Ir kas tai vyko? Kur dingo tavo dezodorantas? Išmetė. Paslėpė. O kodėl? Žiūrėk, aš tau pasakysiu atvirai, aš buvau labai priešiškai nusiteikus prieš natūralų dezodorantą, dėl to, kad aš galvojau, kad jis yra per silpnas. Bet kai patepiau ir kadangi matai, aš mėgstu juodus rūbus, kai užsimojau maikutę, neliko dryžių. Tada gerai, supratau, kad gerai ir tinka. Kitas dalykas, man labai patiko, kad jisai bekvapis. Tai tas, kadangi pas mus ir taip kvapalai, lūpdažių makiažas ir taip daug kvapų, tai labai gerai, kad dezodorantas neįsigeria į rūbą spalvos atžvilgiu ir kvapą taip pat. Moteriam ypatingai reikia tokius naudoti. Bet turiu pripažinti, kad priprast reikėjo. Nu, tai va. Bet sutinki, kad teisingai pasielgė, kad išmetė tavo produktą? Dabar taip.